ką jūs? Atvažiavom į Belfastą, sakom, biškai pasivaikščiosim, pažiūrėsim, kas čia įdomus, kas gera. Užsukom į prekybos centrą kažkokį ir žiūrim, čia yra apžvalgos aikštelė. Einam užsilipsim. Kur užlipai? Visai smagu čia. Na, Ir šilta, ką? bet toksai stiklinis neblogas kupolas, ne? Na, Belfastą apsižiūrė. Žmonių tik tiek, kad nemažai savaitgalį. Kaip visada Dainis verkšlena apie žmonės. Bet įdomiausia, kad užlipti tenais, ne? jo. Aš jau nužiūrėjau, galvoju, kažin kaip ten užlipt, bet nėra. Tenais nuo pačios kažkur tenai. Na jo. Nelabai kas mums leis. Ne, čia yra va tas va visas konstrukcija. Šita visa konstrukcija yra padaryta matyt valymui. Tai greičiausiai, Jo, taip, ir nes- jinai greičiausiai važiuoja ratu. Tai va, matosi, kad važiuoja ratu. A, jo, va, eina Kaip gražiai takelis. čia vakarė šviečia, lempučių pilna, va. Bet žiūrėk, čia aukštai. Pakankamai aukštai. Na, The Dome vadinasi šitas. ir padaryta, kad Variantas. gali pasipakti. O, čia gali. Čik, 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 čik. Einam pažiūrėsim tenai. Nu, va, Belfasto kalniukai matosi tenai. Toliau. Dabar reikia nužiūrėti, kur varyti toliau. Nu, nužiūrim kur toliau. Va, ten uostas matosi. Yra pačios šatnės. Tai yra pačioj šopingas. Varom babkių taškyt. Varom taškyt babkių. Ne? Jeigu duosi jo, kodėlgi ne. Čia prieš 10 minučių lyja stiprus lietus. O dabar va, sveiki atvykę į Airiją, kur orai keičiasi kas 5 minutės. Ai va, šopingas vadinosi Victoria Square, jeigu kam įdomu, jei norėsit atvažiuoti į šitą kupolą pasižiūrėti. O mes ką, šlifuojam gatvės. Vau, žiūrėk. Kaip sakau, Belfaste mes mažai vaikščiojam, mažai jo žinom, Žiūrėk, bet čia koks fainas bariokas. žiūrėk iš čia, šiaip, tik iš čia. Žiūrėk, kaip geras. O, gerulis. Ant kampuką, siauras toks, ne? Na, gerai atrodo. Nu, fainai.
Čia toks įdomus meno kūrinys, vadinasi Garso kiemas. Jisai buvo, menininkas buvo įkvėptas garsų, kurie būdavo uoste, girgždesiai visokie ir visa kita. Ir va sukūrė tokią konstrukciją, kuri va, kai vėjas pučia, jinai būtent atkartoja tas tokius laivų, visokius krebždėjimus, metalų, va tokias va, instaliacijas. Kažkokie tai yra tie mechanizmas padarytas krisiukas ratu ir būtent padaro tą vėją. Ne vėją, tą garsą. O kai vėjas pučia, tada per tos triūbos eina dar kitoks garsas. Toks švilpimas, kaip dainavimas. Nu, čia Dainis kažkur prisiparkavęs savo ten tą žvejybinę valtį ten. Man atrodo, ten ta tokia ilgesnė, neatsimenu, dabar dažnai neplaukioju. Ai, ne, va, ta šita va su tarpu ten po apačia, va, ta tokia rimtesnė mano, ne? Neatsimeni, kokią šią pirkau? Būtina čia iš karto suvartyti, nu. Va, šitą man. Ir tai būtų gerai, iš tikrųjų, tai tik pripučiamą kajaką turiu tiek. Bet pasvajuot nedraudžiama, va, ką, su tokiu va, Ocean Dream Jack. Netgi pavadinims. Vandenino svajonė, nu. Pasvajavai, vsio. Bet prasiliek būtų visai įdomu. Čia sapnė, nes nesusapnau tokia. Geresnis sapnau. Va, radom Titaniką. Savo triūbom ir propeleriais. Visai rimtas vieščius. Čia tokie neblogi dokai. Kiek suprantu, tokiuose gal remontuodavo, ar gal ir dar vis remontuoja laivus. Stovi tokia barža. Nėra, atrodo, labai surūdijus kažkokia, ne? Nu, tai čia matyti atplukdina, pastato, remontuoja, paskui pripila vandens ir išplaukia. Ir paskui va, čia ir išvaro ją lauk. Taip. Prikolnai. A ne? Na, Bet tokia faina. Su triūba kokia gera. Viršui. Au. O ten viena jau senai stovant remontą matau. taip ir neišplauk niekaduose, ne? Man atrodo, dažų pritrūka jai. Porą sluoksnių vada dažų užvarys ir jau žiūrėk ready to go bus. Nelabai suprantu, kur čia priekis, kur čia galas. Bet tokia rimta. O, žiūrėk, Craving Dock Site. Pavadinimas 1867 metų. Gera valtis. Nu jo. Čia dar žiūrėk, ar nebuvo kartais irklai ant jos užmesti kažkada. Rimtas variantas. Ir kur mes atkeliavom? Mes atkeliavom prie Titaniko muziejaus. Kas nežino, Titanikas išplaukė iš Belfasto miesto 1912 metais. Ir 15 dieną balandžio atsitrenkęs į ledkalnį nuskendo Atlanto vandenyne, su savim nusineždamas 1500 žmonių gyvybės. Tai va čia yra Titaniko atminimui skirtas muziejus. Ir mes šiandien užeisim, pasižiūrėsim, kas viduj. Girdėjom, kad va, šitas visas aukštis jo yra pastatytas būtent taip, kaip originaliai va, Titaniko priekis buvo tokio aukščio. Kiek yra tame tiesos, nežinau. Įeisim į vidų ir išsiaiškinsim. Porą bilietėlių. Bilietėlių kaina, 2 bilietai kainavo 50 svarų. Tai kas būtų 60 eurų. 60 su biškį. Ir įėjimas prasideda va šitaip. Laivu. Praėjo
Matom galeriją visokie tokių, kaip sako, paveikslų, visokių, neįdomių dalykų. Ir dabar žiūrėjom į laivo ar tai dokų vidų kažkokį. Ten va į liftą lysim ir kilsim toliau. Čia jau gali įsivaizduoti, kad tu esi Titanikė. Ką? Čia įsivaizduoju, kad esi Titanikė. Va, čia sako, čia yra shipyard, o shipyard yra laivų. Kur laivai visi suparkuoti? Nu va, kilsim 4. aukštą. Žmogeliukai ten pasiliko, pačiu. Mes kylam ten. Čia biškį žmonių daug. Kiek? Čia. Į kairę, sako, ir va čia va. Būsim atėję. Nu, va čia vienam iš tų kampų randamės. Ir kurį galima apžiūrėti visą tą jardą vadinamą. Jardas tai yra kiemas kaip ir. Oksaną palikau laukti eilėj. Ten pasirodo galima bus pravažiuoti su vagonėliu kažkokio antroso. O aš sakau, to pačiu pralėksiu biškutį, pažiūrėsiu, kas čia. Aplinkui per ekspozicijos Lordo Pipiero kišeninis laikrodis 1890 metų iš 18 karatų aukso. Super. Titaniko imitacija. Prašymai visokie, kas iš ko pagaminta, nežinau, ar ten jums bus įdomu, jeigu aš tą pradėsiu skaityti. Iš kokio metalo storio pagaminta ir visą kitą. O čia va yra biškutį kažkokių tai baldų, kurie buvo naudojami Titaniko viduje. Kambariukai, baldai. Aišku, įeiti vidų nieks neleidžia. Bet va, projektoriai rodo visokias hologramas. Baisiai mandrės lėkštės. 1905 metų. Porcelianas, turbūt šiais laikais neblogus pinigus kainuoja. Kambariukas, kuriame rodoma Titaniko vidus. Kažkaip, man atrodo, čia tikrai iš filmo yra paimti kadrai. Then, at 8 p.m. that evening, she departed Belfast, propelleriai Southampton. She was buvo ant preceded by a Titaniko. considerable weight of expectation. Variklio svoris buvo The White Star Line 1000 had already tonų. constructed the massive deep-water ocean dome. Toks buvo variklis, taip jisai atrodė. And dredged to a depth of 40 feet. England's premier passenger port was flourishing, with new shops, restaurants, and businesses opening to service the growing passenger trade. And job Įspūdingai. opportunities on board ship and in docks brought migrants from all over Britain and Ireland. Almost 400 Titanics. Visa šita eilė laukia pasivažinėti su ta mašinyte. Mes radom Oksaną kur? Oksaną radom čia. Va, čia tokie va mašiniukai atvažiuoja, va. Po 4 žmonės į juos įsėda. Mes dar laukiam savo eilės. Atsisėsim ir paskui lėksim.
pakimbimo viršuje ir paskui rodo tą kažką, kas ten apačioj. Nu, bus įdomu, įsižiūrėsim. Nothing prepared you for the size of the place. O, They važiuojam. put me to work on 401. Mašinėlę. That's what we called her. We knew she'd be the largest passenger ship in the world, but we didn't call her Titanic then. I was there from the beginning. I watched the shipwrights lay the keel blocks. They set big wooden blocks on the slipway to start with, then the keel at top of it, besides. I was in the engine works for a while. Very well equipped it was. That's where we built the triple expansion engines. 2 of them, each as high as a 3-story house. I worked in the frame bending shop. Čia kiekvienas kambariukas toksai rodo, ką kas darė, visokius šaltkalviai, ką darė ir visa kita. Tai va toks turas su ta mašinėlė tokia, važiuoja ir tie. The shell plates that made up the hull weighed up to 4.5 tons. They were taller than the da. The plates were overlapped on the edges. Some were raised, one after another. We called it clincher. One of the foremen told me years ago, that's how you built steel ships. The double bottom. That's a wee space we called the tanks, made up of steel plates. The rest of the rivet squad all had to fit into that gap. Čia vada šildytuvai sukabinti, važiuoja, tai net karštis pučia. If it made a ringing sound, we'd have to get back. We'd chase it out after work. O, kaip I'd nėdydavo get scared walking down that įkaitintą double metalą. bottom. You only had candles for light. And the constant hammering against the shell plates. You could hear it all over Belfast. Some of those boys ended up stone deaf, so did I. Sako, net kai kurie iš tų bachūrų apkursdavo nuo to garso pastoviai per dieną. But we all worked the same 54 hours. 100,000 people watched the launch. Some paid a bob to sit in the reserved seating. There were extra trams laid on. 100 Then we all tūkstančių went off žmonių to the žiūrėjo, pub kaip to Titanikas wish her išplaukia. well. Doc, you were proud to be an island man that day. And Titanic was the pride of Belfast. Nu va, baigėsi mūsų turas. Ką tu apie jį galvoji? Thank you for joining us. The tour will end in Pasiliekam a few seconds. komentus savo. Please exit the car carefully. Tų laikų gelbėjimusi liemenį. Nenustabu, kad beveik labai mažai kas įsigelbė. Na, aišku, ir sušalo daug žmonių. O čia visi turbūt, jo, 713 žmonių išgelbėtų, 1512 žmonių žuvo. Ir čia visų vardai surašyti.
ką, va, toks va buvo tas Titaniko muziejus. Turi ką nors pasakyti? Žinau, kažkaip nuojauta man buvo, kad nelabai ten verta eiti. Nežinau, mane netraukė ten eiti kažkodėl. Man atrodo, kad nuojauta neapgavo. Vieną kartą verta nueiti, pasakyčiau taip, bet antrą kartą aš neičiau. Man... O aš pasakyčiau, jeigu norit daug skaityti, žiūrėti nuotraukų ir visą kitą, domitės kažkokią istoriją. Būtent su tuo Titaniku. Jo, tada Tada ten įdomu, galima jo. eiti, skaityti daug visko ir visą kitą. Kažką tokio vau pamatyti, nemanau, kad pamatysit. Dar vienas dalykas, nevažiuokit čia šeštadienį. Nes žmonių pilna. Žmonių daug, eilės ilgos visur, jeigu norit kažką pamatyti. O taip aš duočiau kokius nors 5 iš 10. 6 aš duočiau. 6 duosiu. 6 duočiau. Nu, aš duosiu 5. No. Tai va, toks tas mūsų Titanikas. Galim su juo ir atsisveikinti. Ir manau, kad mes daugiau čia nebeapsilankysim. Kadangi mes techniškai skaitomės Anglijoje. O, koks prikolinas autobusas pradėjo. Tai techniškai radom ir Big Beną. Nėra jis toks didelis, nors aš Anglijoje nebuvau, nemačiau. Bet irgi va fainas. Bokštas su laikrodžiu, bet 24. Expecting every moment for it to get past us. Nu va, grįžomės į savo prekybos centrą. Keliaujam, susirasim mašiną, nors biškį pamiršau, kur jinai randasi. Kažkur apačioj. O jūs, jeigu jau dažiūrėjote iki galo, paspauskit laiką, komentarą parašykit. Jeigu neužsiprenumeravę, užsiprenumeruokit. Pažadam tikrai daug įdomesnių kelionių ateityje. Dabar važinėjom tik Airiją, bet bus ir įdomiau. Ir visai neužilgo. Tai va, šiandien tiek. Ačiū, kad žiūrit. Ir iki pasimatymo. Ate.